Sveiki visi, mano vardas Laurynas Montvilas ir sveikinu prisijungus prie šiandienos webinaro, kurio metu pažiūrėsime, kaip galima naudotis Admirals prekybos ir investavimo platformomis. Kartu pažiūrėsime, kur Admirals tinklalapyje galime rasti vertingų straipsnių ir pamokų, kurios padės kiekvienam jų prekybos ir investavimo kelionėse. Pradėkime nuo rizikos pranešimo. Tai prekyba Admirals siūlomomis finansinėmis priemonėmis, akcijomis, CFD, ETF yra susijusi su didelė rizika, kuri dėl savo sudėtingo pobūdžio netinka visiems investuotojams. Prieš sudarydami klientų sutartį ir sudarydami sandorį, būtinai perskaitykite mūsų paslaugų teikimo sąlygas. Reikia pasikonsultuokite su specialistu, kad įsitikintumėte, jog suprantate su prekyba susijusią riziką. Šis pristatymas yra skirtas tik informaciniais ir švietimo tikslais. Internetinę mokomąją medžiagą sukūrė ir pasaulinė auditorija platina Admirals Group AS investicinės įmonės. Todėl atkreipkite dėmesį, kad šioje sesijoje pateikiama informacija gali būti netinkama visiems. Norėdami gauti atitinkamą informaciją apie grafikus, sąlygas ir bet kokią kitą informaciją, apsilankykite admiralmarkets.com, pasirinkite savo gyvenamąją šalį ir susisiekite su tinkamu biuru. Šis pristatymas skirtas tik bendrai informacijai ir juo nesiekiama teikti prekybos ar investavimo patarimų ar asmeninių rekomendacijų. Bet kokia informacija susijusi su ankstesniais investicijų rezultatais nebūtinai garantuoja būsimus rezultatus. Admirals neatsako už bet kokius jūsų tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, patirtus dėl bet kokio investavimo pagrįsto šiame turinyje pateikta informacija. Informacija nėra skirta JAV, Belgijos ar bet kurios konkrečios šalies gyventojams ir nėra skirta platinti ir naudoti bet kokiems asmenims, bet kurioje šalyje ar jurisdikcijoje, jei toks platinimas ar naudojimas prieštarautų vietos įstatymams ar kitiems teisės aktams. Kodėl rinktis Admirals? Tai platus pasirinkimas produktų, į kuriuos galima investuoti ir kuriais galima prekiauti, interaktyvūs kursai ir seminarai internetu ir patraukli kainodara. Kartu su mumis galima prekiauti ir investuoti į daugiau kaip 8000 rinkų. Tai Forex, indeksai, akcijos, žaliavos, obligacijos, ETF bei skaitmeninės valiutos. Tai pirmiausia, norint naudotis Admirals prekybos platformomis, reikėtų užeiti į admiralmarkets.com, prisijungti. Tuomet prisijungus mes matysime Admirals Dashboard skiltį. Šioje skiltyje galima valdyti savo sąskaitas, įvesti, išvesti lėšas, parsisiųsti ir prisijungti prie įvairių prekybos platformų. Sąskaitos yra valdomos šioje skiltyje kairėje. Paspaudus ant jo mes galime pasirinkti realias demonstracinės sąskaitas. Prisijungus patį pirmąjį kartą mes galime spausti Admirals platformas ir priklausomai nuo to, ar norime prekiauti aktyviau, ar norime investuoti, spustelėjame vieną iš šių mygtukų. O tie, kurie ieško MetaTrader prekybos platformų, kurios yra itin pažangios, jas galima parsisiųsti, spustelėjus atitinkamus mygtukus čia. Šiuo atveju demonstraciniais tikslais parodysiu prekybos platformą, čia jos naudojamos praktiškai taip pat, tiesiog instrumentų pasirinkimas skiriasi. Spustelėjus prekiauti būsime nuvesti į prekybos platformą. Čia galime pasidaryti dydį mastelį pagal mums patogų, aš mėgstu šiek tiek mažesnį ir matome naudojimo sąsajų. Taip pat, kad prisijungimas būtų greitesnis, yra galimybė spustelėti žvaigždutę ir prisidėti šį tinklalapį, šią prekybos platformą prie mėgstamiausių. Užėję į Admirals prekybos platformą mes iš karto matysime pagrindinį ekraną. Čia matome pateiktą euro-dolerį, Vokietijos DAX 40 indeksą ir Amerikos Dow Jones 30 indeksą. Norėdami pradėti prekiauti,
Pavyzdžiui, šiuo galime iškart spausti prekiauti. Norėdami sugrįžti į pagrindinį puslapį vėl spaudžiame atrasti. Taip pat čia galime matyti stebėjimo sąrašą, į kurį pridedame finansinius instrumentus, spustelėdami žvaigždutę prie šio instrumento pavadinimo dešinėje. Kaip matome, čia yra keletas pasiūlymų, kuo prekiauti pagal skirtingas kategorijas, tai valiutos, žaliavos, indeksai, akcijos, kriptovaliutos bei ETF. Kiek žemiau galime matyti, kokie buvo svarbiausi šios dienos pokyčiai, tai yra kas labiausiai pakilo ir kas labiausiai nukrito šiuo laikotarpiu. Dar žemiau pagal skirtingas kategorijas galime matyti populiariausias prekybos priemonės. Tai yra Forex, indeksai, kriptovaliutos, populiariausios akcijos bei populiariausios žaliavos. Jeigu norime pamatyti visą aktyvų sąrašą, galime spustelėti prekybos priemonės. Dabar pereikime prie to, kaip galima prekiauti šioje prekybos platformoje. Pirmiausia, susiraskime norimą prekiauti instrumentą. Šiuo atveju galime pasirinkti indeksą. Paimkime DAX 40, Germany 40 Vokietijos indeksą. Spustelėjus jį, matysime 3 pagrindinės skiltis. Tai bendra santrauka, kurioje galime matyti grafiką pagal pasirinktą laikotarpį, tai 15 minučių, valandos, dienos, savaitės arba mėnesio grafiką. Apačioje, jeigu turime atvirų pozicijų, čia jas ir matysime, o jeigu turime atidėtų įsakymų, juos matysime šioje skiltyje. Tuomet, norint atlikti kiek gilesnę techninę analizę, galime spustelėti grafikas ir tuomet mums atsidarys šio instrumento grafikas. Galime jį pasididinti vieno mygtuko paspaudimu, pasirinkti norimą laikotarpį. Tai dieninis laikotarpis reiškia, kad viena žvakė mums reiškia vieną dieną ir tada atlikti norimą techninę analizę. Techninės analizės įrankiai mums yra prieinami kairėje. Uždėsiu kelias horizontales linijas kaip pasipriešinimo lygį ir jos man padės nustatyti, kur aš galėčiau atidaryti sandorį. Nusistatau kelis lygius, tuomet galiu užsidėti pozicijos rodmenį, kuris padės geriau matyti, kokie yra šio mano sandorio tikslai. Šiuo atveju, sakykime, jeigu daryčiau prielaidą, kad DAX 40 toliau kils ir noriu nupirkti ir noriu nusimatyti atitinkamas ribas, galėčiau tai daryti taip. Nusistatau stop loss lygį ir nusistatau, kad take profit, tai yra automatinio pelno paėmimo lygis, būtų bent 1,5 karto aukščiau negu dabartinė kaina. Nusistačius šios lygius, matau, kad jie yra pažymėti žalia spalva ir raudona spalva, kuris simbolizuoja apatinę dalį, tai yra stop loss, tai yra, kad automatiškai sandoris bus uždaromas šioje vietoje į nuostolį, o taip pat uždaromas pagal viršutinę dalį, jeigu pasieks, tai į pelną. Spaudžiu pirkti, pasirenku norimą pozicijos dydį, pavyzdžiui, 1 lotą. Galiu nustatyti stop loss, kuris šiuo atveju yra 1743.
ir take profit lygis yra 1880. Spaudus pirkti, matysiu visus reikiamus duomenis. Pozicijos dydis, kokia yra pozicijos vertė, kiek reikalinga lėšų šiai pozicijai atidaryti, kur yra stop lossas, kur yra take profit ir ar yra komisinis mokestis. Spaudus patvirtinti, mums sėkmingai pavyko atidaryti sandorį. Sandorį galėsime matyti apačioje arba galėsime matyti portfelyje. Matome, kad yra Germany 40 sandoris, vienas lotas, tik atidarytas. Matome čia pelną arba nuostolį šioje eilutėje, tai šiuo metu, kai tik sandoris buvo atidarytas, mes iškart matysime šiokį tokį nuostolį. Taip yra dėl to, kad sandorio atidarimo metu yra sumokamas spreadas, tai yra skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainos, kas yra vienas pagrindinių mokesčių prekiaujant CFD ir Forex instrumentais. Sakykime, pasiekiu norimą pelną ar nuostolį ir, pavyzdžiui, norėčiau uždaryti sandorį anksčiau, kad ir uždaryti dabar. Galiu iš karto spustelėti apačioje dešinėje mygtuką uždaryti poziciją arba uždaryti dalį pozicijos ir man dabartinis pelnas ar nuostolis iš karto bus įskaitytas. Pozicija sėkmingai uždaryta. Ir taip galiu prekiauti visais instrumentais, kurie yra prieinami šioje prekybinėje sąskaitoje. Svarbu tik tai atkreipti dėmesį, kad galimybė prekiauti yra tuo metu, kada atitinkama birža ar atitinkama rinka yra atidaryta. Tada, kada aš finansinius aktyvus esu prisidėjęs į stebėjimo sąrašą, juos galiu matyti čia kairėje. Ir norint juos išimti, galiu tiesiog atspausti šią žvaigždutę. Norint pasijungti vėl, galiu sugrįžti. Taip pat prie specifikacijos galiu matyti aktualią informaciją apie kiekvieną aktyvą. Tai yra ir koks yra spreadas, kokia yra minimali marža, arba kitaip, koks yra šio aktyvo svertas ir kita aktuali informacija. Norint sugrįžti į pagrindinį langą, vėl spaudžiu atrasti. O jeigu aš jau paprekiavau demonstracinėje sąskaitoje ir tiesiog noriu pereiti į realią prekybą, viršuje dešinėje spusteliu reali prekyba, pasirenku atitinkamą sąskaitą ir būsiu pervestas į analogišką langą, tik čia jau bus realios sąskaitos langas, kuriame turint realias lėšas galima prekiauti. Norint papildyti sąskaitą, viršuje dešinėje spusteliu papildyti lėšų ir tuomet matysiu atitinkamus lėšų įvedimo metodus. Tai galiu pasirinkti įvesti bankinę kortelę, tiesiog suvedęs sumą, vardą, pavardę. Jeigu spustelėsiu išsaugoti, tai tuomet galėsiu išvedimą atlikti atgal tą pačią kortelę ir visus duomenis suvedus, apačioje galėsiu spustelėti patvirtinti ir tuomet užbaigti pavedimą. Yra ir daugiau variantų, kaip galima įvesti. Pat paprastas bankinis pavedimas. Įsitikinkite, kad pasirenkate valiutą, kuri atitinka jūsų sąskaitos valiutą. Norint išvesti lėšas, spusteliu sandorį, nuimti lėšas ir pasirenku atitinkamą metodą. Tai gali būti grąžinimas atgal į kortelę, gali būti tiesiog bankinis pavedimas atgal į savo asmeninę banko sąskaitą. Vienas pavedimas per mėnesį yra nemokamas, o bankinio pavedimo atveju antras ir tolimesni Admirals Europe Ltd. Kainuoja 1 eurą. Ar esu pradedantysis ar pažengęs, svarbu žinoti, ką aš noriu pasiekti rinkose ir kur galiu rasti vertingus šaltinius, kurie padės man mokytis ir geriau suprasti finansų rinkas. Tai galiu atlikti Admirals švietimo skiltyje. Tai pirmiausia, norint susipažinti su tuo, ką įvairūs terminai reiškia, galiu spustelėti prekiautojo žodynėlis. Ir čia įvesti atitinkamą terminą
ir taip pažiūrėti, ką jisai reiškia. Kitas būdas, tai yra užvedus ant švietimo skiltės, susirasti norimus, planuojamus seminarus internete, pat galima spustelėti straipsnį ir pamokos, ir čia pagal atitinkamą temą susirasti vertingų įžvalgų ir pamokų. Pavyzdžiui, Forex ir prekybos pagrindai. Spustelėjus čia, matysiu, kad yra labai platus pasirinkimas įvairių įdomių straipsnių ir pamokų. Taip pat Admirals klientai gali prisijungti prie mūsų kursų, tai yra Tapk super prekiautojų ir Forex 101. Forex 101 yra trumpi, 9 pamokos, maždaug kiekvienas vaizdo įrašas 3 minučių ilgio ir padės įgyti bazinį supratimą apie tai, kas yra Forex prekyba. Norintieji mokytis giliau, turi galimybės pusilėti švietimas, Tap super prekiautojų, nemokamai įsiregistruoti ir prisijungti prie atitinkamų kursų, kur per 20 dienų išmoksime prekiauti nuo pasiruošimo iki sandorių sudarimo. Tai tiek šiam seminarui. Primenu, kad kiekvienas Admirals klientas turi asmeninį vadybininką, į kurį gali kreiptis, jeigu yra kokių klausimų, neaišku, kaip kas veikia, arba tiesiog nori bendrai pasikalbėti apie prekybą ir investavimą. Tai dėkoju, kad žiūrėjote ir sėkmingos prekybos. Viso.